Kalvystė nuo seno buvo paklausus ir gerbiamas amatas. Kalviai kaldavo pasagas, vinis, spynas, raktus, apkaustus, darbo įrankius. Gabesni padarydavo žemės ūkio mašinas, imdavosi meninės kalvystės ir juvelyrikos. Gausiausia meninė kalvystės sritis – kryžiai ir paminklų viršūnės, puošusios koplytstulpius, stogastulpius, koplytėlės, kapinių ir šventorių vartus. Seniau po keletą kalvių būdavo kiekviename kaime, gyvenvietėje ir dvaruose. Podininkystė vienas iš amatų, kurio nuo seniausių laikų kartu su vyrais užsiiminėdavo ir moterys. Lietuvoje podininkystė labiausiai buvo išsivysčiusi Žemaitijoje. Podininkystės centrai kūrėsi tose vietovėse, kur buvo tinkamo molio. Vienas toks centras buvo Viekšniuose. Tarpukario metais čia buvo 16 ar 17 šios rūšies amatininkų. Austi ir verpti seniau mokėdavo kiekviena Žemaitijos kaimo moteris. Būdavo ir tokių, kurios pragyvendavo būtent iš šių darbų. Kiekviena apylinkė turėjo savo garsių audėjų. Dailidės amatininkai statydavo trobas. Vieni dailidės pastatydavo namo sienas, iškeldavo gegnes, kiti įrengdavo vidų. Trobą statydavo iš apvalių ir iš apipjaustytų rąstų. Mediena statybai buvo ruošiama iš anksto. Mišką pjaudavo žiemą, trobai sustatydavo vasarą. Kubiliai gamino medinius indus, kurių reikėdavo kiekviename ūkyje. Juose būdavo laikomi maisto produktai, grūdai, miltai, šeriami gyvuliai. Jos gamindavo iš šiūlelių, lentelių, išskaptodavo iš medžių. Skaptavimas ir išdeginimas būdavo seniausia medinių indų dirbimo technika. Labiausiai buvo paplitę skobtiniai indai.